you check the bomb. Sveiki visi, ką, esam nebe garaže, esam pagaliau trasai ir pagaliau šitam videose bus veiksma, tai atvykom į Sonox Drift Matsuri, tai jo, susirašėm mašiną, išsikrovėm viską, pasirašėm, perstikrinam slėgius, lauksim dabar briefingą ir gazuosim. Tikiuosi, kad praeitą Matsurio prakeiksmą nebebus ir grįšim su sveika mašina. Bet jo, žiūrėsim kaip seksis, tikiuosi mašina laikys, tikiuosi įgūdžių dar nepraradau. Jo, laukiam briefingo, laukiam pirmų važiavimų ir toliau žiūrėsim kaip mums seksis. Pralėkėm pirmus važiavimus, tai geras jau labai grįžo tas adrenalinas ir jaudulys viso drifto, tikrai smagu ir iškart nuotaika geresnė. Tai jo, nežinau, lėksim toliau, apšilinėsim, na ir ką, bandysim išgyventi. Antenta! Tai palauk! per čia varo.
pakelti. Liukas. Skambinam jo, Taibė. Ne, jis Šiauliuose. Paskambinam Taibė. Tai turi, suderinam. Vandens ar reikia? Turim vandens 5 litrus. Neužteka. Žodžiu, turim gedimą, bet ne kosmetinį, tai viskas tvarkoj. Atsisakė gyventi išsiplėtimo pakelis mūsų, kaip ir standartiškai per viršutinį ten tą sujungimą pradėjo leisti. Buvo naujas prieš 2 metus, tai atlaikė, negali pykti. Tai žodžiu, suderinam, draugas Iliukas iš Šiaulių paims išsiplėtimo pakelį. Taibė, ačiū Dievui, kad turėjo vietą, tai žodžiu, atveš, tai per tą laiką išsimsim, pasiruošim, greit naują įdedam, norinam ir gazuosim toliau. Jeigu tik tokios problemos prieš sezoną bus, tai nieko tokio. Yeah! Throw your hands in the air right now, man. Feel it right here. Sky starts. Yeah, Khaled, I see you. Showbiz, born law. Yeah. Yeah. I don't give a fuck about your faults or mishaps. We from the Bronx, New York, things happen. Kids clapping, love to spark the place. Half the cats in the squad got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. $500,000 for the charm, brother, this is life. Got the Phantom in front of the building, Trinity, yeah. 10 years been legit, they still figure me bad. As a young, was too much to cope with. Why you think the BX nickname it Cook? Should've been called on robbery, extortion, or maybe grand larceny. I did it all, I put the pieces to the puzzle. Just as long, I knew me and my people was gonna bubble. Came out the gate on the floor. Žodžiu, pasikeitėm jau padangas, kol laukiam detalių. Tai, žodžiu, padanga žiauriai mankšta, plyšta va šitaip gabalais, bet kad ir plyšta gabalais, žiauriai šiaip gerą gripą generuoja, tai su beveik naujo kolegos, beveik su nauju komplektu, kažkiek buvo prieš tai jau nudroštos, testuojant, kai tik surinkom, tai 20 kažkur plus ratų gavosi, tai aš manyčiau, kad tikrai bus gerai ir pasiteisint sezono metu. Tipo, gal ir didesnės sąnaudos, bet gripo tai tikrai turim. Ir sakau, nepaisant to, kad gabalais plėšosi, bet vis tiek gripina žiauriai gerai. Tai jo, persimetėm dabar ratus dar, nežinau, dabar laukiam detalių, susitvarkysim, nusiorinsim ir ką, tiesiog gazuosim toliau. Pavargau jau biškį. Eisim pailsėt, pavalgėt, nes jau sunkiai kažkaip vairuojasi, nežinau. Kažkaip per daug įsitempęs važiavau. Bet nieko. Eisim pavalgėt, atsigausim,
gal lietus praeis, nes tokias dulksna ant asfalto eina, tai žiauriai dabar vietom yra gripo, vietom nėra, tai užknisa važiuoti. Tai jo, ir labai lengva nesąmonė prisidirbti, tai žodžiu. Pailsėsim, gazuosim toliau. Šiaip jau laukiu naktinės dalies, kada sutems, bus įdomiau. Bet jo, šiaip kaip ir praeitą Matsuri, taip ir dabar, bliamat, žiauriai atrenka tas žmonės, bet ką čia pusė žmonių daro, tai aš neįsivaizduoju. Tikrai sunkiai daugumai gaunasi važiuoti, nežinau, ar čia po off-seasono taip ar kas, bet žodžiu. Bet nieko, Matsuris, eitis, tai žodžiu. Jo, eisime, kaip ir sakiau, einam ilsėtis ir gazuosim vėl toliau. Tai va, artėja Matsuri galas, liko apie porą valandų. Pas mus čia lietus lyja, ten saulė šviečia. Lietus žiauriai sukniso reikalus dabar. Tikiuosi greit praeis ir dar spės išdžiūti, nes ant šlapios dangos Kuršėnuose tai čia žiauriai nesąmonė. Bet nieko. Mašina kol kas dar gyva, nors ratas prieš tai kilom į kalniuką ir persimetus leistis nuo kalniuko. Persimetus leistis nuo kalniuko, visiškai dingo gripas, tai biški išslydom į žolę, bet be jokio damage'o, labai lengvai. Tai nežinau, šiaip, jo, dabar kai jau dauguma vairuotojų išsidaužė, nebedaug liko, tai galim važiuoti ramiau, dabar liko geresni vairuotojai, žymiai smagiau, tas, kad dabar šlapia, bet nieko. Šiaip Matsuris jo praėjo sklandžiai, sakyčiau, buvo kelias smulkmenėlės, kurios išlindo po žiemos, bet nieko baisaus, susitvarkėm, visą dieną atlaikė ir dar tikrai atlaikys porą valandų. Tai jo, nebesilydom ant lietaus, šokam į mašiną ir varom pabaigti Matsuri.
seną Matsūrį, kūpas be jokio demidžo išorinio. Vo, dar šiaip esu piktas, nes dar yra 13 minučių važiavimo laiko ir mums nebeduoda važiuoti. Ir trasa išdžiūvo. Valandą laiką važiavom ant šlapį ir dar kai sausa mus išvyja. Moku tai už visą laiką. Bet jo, šiaip juokauju, eventas, tikrai vakariniai daly jau grįžo raumenų atmintis, jau buvo. Net neturiu žodžių iš tikro, esu patenkintas, mašina veikia gerai, nesulaužėm, koks ir buvo planas pirminis. Tai žodžiu, nežinau, šį kartą turbūt neįsim rengtis bamperio dalių kaip praeitą kartą. Jo, tai einam krautis mašiną, važiuosim namo ir dabar susitiksim Klaipėdai, pirmam streeto etape, tai gegužės 8-9 dieną. Tai jo, tam kartą tiek ir iki kitų kartų.